Dar viena sena tvora. Sveiki, tai va, mes šiandien Trakuose. Tų senų tvarų užderėjo. Va, buvom Kaune, vienas išėjo mūsų filmukas, tai žmonės pradėjo judėti, galvoja, reikia keisti. Ateina laikas, 20 metų praėjo, ta medinė tvara jau sutranėja, tai ką, keisim į skardinę tvarą. Atvažiavom, pamatėm, kad čia yra sena tvara, va, pažiūrėkit, jau jinai tokia krenta, va, visokie jau puviniai, lūžta, čiut laikosi. Tai jau metas ją keisti. Tai vienu žodžiu, namas žalios spalvos, stogas žalios spalvos, bet kažkodėl tai šeimininkas nusprendė, kad bus tvara pilka. Tai kaip ir toks dabar šių laikų spalva labai visiems patinka. Tiesa, pasirinko blizgę šį kartą, čia jau skonio reikalas. Kokį nori, tokį renkatės, mes čia tik tai galim patarti, kas yra blizgi, kas yra matinė tvara, kuri yra tokia, nu, čia jau pasirinkimas. Dėl to skonio nesiginčiam. Tai va. Viskas bus panašiai kaip ir yra dabar. Aukščiai viską išlaikysim tos pačius aukščius. Čia, kaip matot, va, yra daug kampų. Stulpus paliksim tos pačius. Juos taip pat apvilksim pagal skardos atspalvį ir ten, jeigu blizgi, tai šiuo atveju bus blizgi, tai ir stulpai bus blizgus apvilkti. Sakovas pagidavo, kad stulpai matytųsi, tai reiškia, mes nedarysim ant stulpų tvoralenčių, darysim tvorą tarp stulpų ir iš vienos pusės. Čia nėra labai jam aktualu, sakė žmogus, tai panašiai bus kažkas toks vaizdas kaip ir čia, tarpelis panašus, tvara iš vienos pusės, tik tai, kad bus skardinė. Tokį čia va turim projektėlį, tai kaip mes jį jau pabaigsim arba eisim į pabaigą, tai irgi taip pat jums čia pranešim, parodysim, kaip čia mes viską, kaip pavyzdžiui apvilkam stulpus. Žiūrėkit, dabar yra seniau darydavo taip, įbetonuoja stulpą, atraminės senelės padaro betoninės, kaip ir viskas čia gerai, patikrinam viskas, dar laiko stulpai storasieniai. Kepurėlės, kaip matot, užvyrintos ant viršaus, tai mes jas apipjausim, čia laikiklis nupjausim, uždėsim apdailinės detalės, uždėsim kepurėlės ir bus kaip nauji stulpai. Tai taip, kad jeigu ir jūs norit, kad mes jums gražiai čia padarytumėm viską, iš seno į naują, su mažesnėm išlaidom, nereikia keisti stulpų. Nu, vartai tai seniau būdavo atveriami, dažniau dabar yra nuvažiuojami patogesni, mažiau vietos užima, kai jie atsidaro, neužstoja įvažiavimo tiesiog šonų, tai pasirinko užsakovas slenkamosius vartus ir viskas bus taip kaip naujai. Tai va, žiūrim, ką šiandien mes padarėm. Čia betono mazgas tolokai iki Vilniaus, tai mes tiesiog važiuojam į Žvyro karjerą, esantį prie Trakų netoli, užsisakom, atsivežam specialaus plauto 0,4 frakcijas ir žvirgždo tokį nemyšinį, bet atskirai ten įdeda, tai o mes čia maišydami betoną jį sumaišom su cementu ir štai va, ką šiandien padarėm. Žiūrėkit, va, padarėm labai gražiai gavosi vartų pagalvė, ant kurios tvirtinsis slankieji vartai. Iškišom va gofrą vadinamą, kaip čia tą, kur prakišim laidus, kad ateitų į elektrą į čia. Ir dar, paskui dar prakasim, kur prasives tą gofrą su laidais. Ir dabar jau pasimatuosim, užsakysim vartus pagal aukštį jau, nes žinom, visi matam su niveliero visus aukščius, tai žinom dabar, kurioje vietoje bus varto apačia ir viršus. Sekantis etapas bus tvoralentės užsakom, nes pasirinko užsakovas tų, kurių nesandėliuojam. Tai gaunasi reiks palaukti kokias 2-3 savaitės, tada jas pagamins, atsivešim, iš pradžių pakeisim tvorą ir lauksim, kol pagamins vartus. Tuoj parodysim, ką išsirinko, jeigu jūs eisit su mumis kartu. Čia žiūrit, purvina šiek tiek, bet va, pasiklojam, mes viską gražiai darom, neaptaškom jokių... Bandom nesugadinti, kas yra jau kieme padaryta. Visokie gazonai, tai toliau štai, va, mes ką turim. Kaip čia jums pasakyti? Čia vertikalių tvarų pavyzdžiai yra. Įvairių pavadinimų, įvairių lankstimų. Užsakovui labai lengva pasirinkti, spalvų paletė visur yra, kokių norit. Čia yra lankstinių pavyzdžiai. Spalvų gali būti visokių, kokių yra apačioje parodyta. Tai taip, kad gali būti toks lankstinys ir tokios spalvos, toks ir tokios, tai gaunasi toks lengvesnis pasirinkimas, kokie labiau patinka. Tai būtent šioje vietoje būtent pasirinko užsakovas šitą lankstinį ir plus blizgios skardos. O sandėliuojam dažniausiai esantį Sigma pavadinimo, tai sandėliuojam ten standartinį aukštį 1,50 m, 1,65 m, o visus kitus reikia užsakinėti ilgiau palaukti. Tai va taip,
turim pavyzduką, va, atvežam, parodom, išsirenka, viskas labai paprasta. Susitarėm, šiandien tiesa mus pavaišino labai skaniais pietum, labai faina, kavos, arbatos, sumuštinio, net saldainių, o, tai visi patenkinti, va. Iki kito turbūt susitikimo. Gal čia, gal dar kažkur. Tai labai turim visokių tų paklausimų, atsakom, jeigu galim kažką spręsti, sprendžiam, kaip ir Kaune. Sakėm, nedarysim, bet padarom, tai stengiamės dabar improvizuoti. Netgi įdomiau yra visą tai, negu standartinį kažkokį darbą daryti. Tai ir tada žmogus patenkintas ir aš. Jeigu tokia žiema, tai dirbam visą laiką. Nebent atostogų išvažiuojam. Tai, nes mums sezonas vasara, bet pasirodo reiks keisti. Ir žiema dabar. Žiema, mažiau užsakymų, trumpesnė eilė. Tai va, darbai kaip ir į pabaigą, važiuosim namo. Jeigu jums reikia nebūtinai vertikalios tvaros, taip pat rombo tipo tvaros ir rambaglės dabar tos naujesnės tarp namų, stulpus įbetonuoti, nu tiesiog aptverti sklypą, tai kreipkite stogaitvoros.lt ir ten pasižiūrėsit pavyzdžių, filmukų ir paklausit, jums atsakys, užklausas pateikit ir tiesiog viskas bus gerai. Gyvenimas gražus, ate, važiuojam namo. Baigsit jau, viskas. Reikia dirbti, nes kolega piktas jau vaikšto, tai vienas kaip ir praeitą kartą.